Kingai pasitiko mane skaudžiai. Nuo pirmo etapo, jeigu šnekant, tai nuvažiavus tikrai gražią vietą, trasa irgi buvo smagi. Pirmą dieną, atsimenu, atvažiavęs, iš karto lietus buvo. Tai užsidėjau valyną, turėjau vežiuojęs iš laiką Lietuvą valyną. Užsidėjau valyną, suvažiavau, dar ten pabandėm, gal pavažiavau 5-6 ratus. Jau kaip ir gerai, galvoju, dar reikia pavažinėti, vis tiek lyja, padangos nedyla, kūrą pili, važiuoja, ta prasme, taip, viskas fainai. Ir ten gal 7 ar 8 važiavime sako, variklis negana, jau niekur mes nebevažiuojam. Mašina užgeso, dar buvo pas mane akumuliatorius sportinis, pavadinkim, galvojau, gal jisai čia, neužtenka jam prasuk starterio. Mechanikas mano, Paulius, jisai sako, ne, palauk, sako, praskom su ranka variklį, žiūrim su ranka nebesisuka, ir viskas. Kadangi važiavom mažiau ne vienas, važiavom dviese, tai kol laukiam, turėjom daug laiko, tai komandos nariam padėjom, tai per tą laiką dar kol padėjom ten ir žiūrinėjom ir buvom tenais, mes išėmėm variklį, suradom gedimą, kas buvo, tai mums užkando pagrindinius švaistiklius, gavosi tenais irgi niuansai, patobulinimų, gal taip pavadinkim, tai nesužėjom, nes praleidom Prancūziją ir Graikiją. Tai mes po to vėl grįžom į Vengriją, į Mariapoks trasą, jau ten tą, pavadinkim, irgi viena iš tokių sudėtingesnių trasų. Savotiška, kaip pavyzdys, kad suprastumėt, tai Kačerga mūsų Lietuva arba Bikernieko Latvijos trasa, tai jinai irgi ten kažkokia tokia yra, gan tokia taktiška, pavadinkim tai. Ir turi savo tokį aurą, pavadinkim. Aurą savo turi. Tradiciškai tęsiant top 3-2, liktais aš gavosi Bairanas mano. Top 16 laimėjau prieš Mafiją liktais. Top 8 mane sutraukė ta trasa į padangas. Taip ir Vengrija kažkaip tai šiemet manęs nelabai mane pasitiko draugiškai. Prieš paskutinis etapas buvo Graikijos serijos trasoje. Graikija jau ganėtinai toli nuo mūsų šalies. Važiuoju taip visą laiką, taip kaip pas mažą vaiką, akis buvo įdomu, viskas nauja. Nėra tai, kad tu, kai ten pripratę, važiuojame į Bikerniekus, tai mes žinom plius minus, ko laukti, kas bus ir panašiai. Ten važiuoji, nieko nežinai, nei informacijos daug turiu, kas per priešininkai, nei pačios trasos, nieko absoliučiai nežinai, pasižiūri videkus ten YouTube kaip pavyzdys ir tiek ir žinai. Važiuoja visą kažkokią naujieną. Tai tie patys nauji teisėjai vėlgi ten. Nauji teisėjai, nauja aplinka, nauji žmonės. Sekėsi, kaip pasakyti, važiavau pirmą porą, man atrodo, gavosi su Natalija. Ir gavai one more time? Važiavau su Natalija, gavau one more time, nes ir aš pridariau nesąmonių. Ir jinai padarė, sekdama mane. Tai po to mums teisėjai nusprendė, verdiktas buvo toks, kad pakartoti ir, ta prasme, sąžiningai, kad nuspręstų. Nesitikėjau iš jos, kad jinai taip lekia puikiai, tai, ta prasme, kitas iki taip stabiliai pats nesuvažiuoja, kaip jinai lekia narautai. Tai pamačiau, kad jinai, tikrai gali ir, sugeba. Tai aš pasitikėjau ją 100%, tai čia įsą dariau, tai tiesiog važiavau, kad paskui ją ir ganėtinai neblogai ten suvažiavau. O jau aš lydindamas, tai suvažiavau irgi stabiliai, manau, ta prasme greitai, jokių tenais mandrybių nedariau, bet yra ten buvo trasa tokia ganėtinai apgaulinga, kur galima žmogų sudeginti, bet aš to nesiėmiau ir nesivėliau tas istorijas. Važiavau švariai ir suvažiavom, taip, verdiktas buvo, kad aš laimėjau, patekau top 16. Top 16 susitikau su stabilus greitas vairuotojas, su Nissanu liktais, jisai važiavo PS15 gal. Kadangi vėl pasikartosiu, važiuoju nauja, nežinai kaip tas driveris elgsis, ta prasme važiuoju prisibijodamas, nes nuvažiavęs ant tiek kilometrų ir neturi tiek zipinių detalių, kad galėtum daryti maksimaliai važiuoti. Tai važiavom, tikėjaus, šiaip žiūrint iš šono, jie labai įdomiai važiuoja žmonės. Treniruočių metu jie lekia belekaip, nei greitai, nieko, labai tokie įdomiai. Tik prasideda jau varžybos sportinių važiavimų, jie, nežinau, kas ten stinka, bet visi lekia narautai. Tai vat ir sudegiau, tai
kritau top 16. Ir paskutinis etapas buvo dar toliau nuo Lietuvos Kipras. Pernai nevažiavai, šiemet važiavai. Trasa labai tikrai man iš visų įsimintiniausių, kadangi tokiamis prieš tai video pasakau apie ją, kad tikrai ganėtinai smagi, tiesiog važiuoju ir mėgaujas. Tai Bairanu patekau į top 16. Top 16 susitikau su vietiniu Nakamura. Šiemet lietuviams su Nakamūrom nesiseka. Tai senukas, jisai gal 60 plus metų, gal ir daugiau, negaliu pasakyti, tiksliai neklausiau. 61, tikrai važiuoja stabiliai, lydą daro tikrai stebuklingai. Ir su juo važiuojant atsičeisinau, mums prie starto rodė, kad jisai turi 6, aš turiu 3. O lydą darant, gale trasos, išleidau vieną ratą iš trasos, pakėliau rudą putą ir po to jau teisėjas jau po visų varžybų pasakė, kad man buvo pagrindinė problema, kad aš išleidau vieną ratą ir dėl to pralošiau. Bet nesigaliu nei biškį, tai ta prasme tenai smagu ir organizatorius paklausė, ar aš atvyksiu vėl pas juos į Kiprą ir, kaip ir pakvietimas yra. Ir galų gale metiniai likai 7. Jo, metiniai net nustebau, mūsų komandos videomenas, ar kaip čia įsireiškus, Gediminas sako, atvažiavęs, sako, ar tu žinai, kad tu 7. Sakau, tu niekauk, sakau, aš ne visą sezoną suvažiavau, bet pasirodo, kad taip, likau 7 ir ganėtinai neblogas rezultatas. Grįžus po Kipro, po Graikijos ir Kipro renginių, tai man nepatiko, kai variklis, kad jisai kaista. Pasidarėm neštumo testą ir mes turim teigiamą atsakymą, kad tai kažkur yra kiaura tarpinė, galbūt prapusta, ten liaudiškai tariant, pradegus, dar nežinau, nieko nežiūrėjau, bet apie planus mašinos, ką daryti, šiaip važiuojant, tai vienintelis niuansas yra, tai, kad reikėtų persitikrinti visą pakabą, galbūt kažkur yra kažkas linkę, nepastebėta, ten varžybų metu ar ten tarp varžybų, kada turi laisvo laiko sužiūrėti, yra dabar gan ilgas laikas, bet šiaip norėčiau pasikeisti visą modelį. Pasvajokim. Jeigu, tarkim, pas tave būtų plius minus kažkoks beveik neribotas biudžetas, koks tai būtų kūrinys? Biudžetas, tai ta prasme... Pasvajokim. Svajonės, toli reikia nebėgti, būti reikia realistam. Šiaip paėmus abstrakčiai, tai tu gali kokį nori daryti kėbulą, nes tu kėbulą perki vieną kartą. Ir ten nesvarbu, ar tu body pirksi kaip pavyzdys 92, nes jisai vis tiek jis kainuoja, turi pirkti, ar ten pirksės 15 ten body, ar ten F22. Bet šiaip linkstu link F22, norėčiau atsinaujinti F22, nes kas važiuoja šiemet su F22 ir kas bandė, pats nesu važiavęs, tai jisai priliksta prie E30. Reiškia, ką reiškia, kad jinai greita, valdomumas reiškia greita, sukibimo daug, nėra taip, kaip su 92. 92 yra ganėtinai sunkus kėbulas, valdomumas nėra toks greitas kaip ir pratęs, nes aš pradėjau nuo chuligankės, pavadinkim taip, tai ir vis prisimenu nostalgiją, tai ta prasme norėtųsi, bet jeigu daryčiau ir atsinaujinti ir išeitų galimybę, tai F22. Būtų tada kiti mazgai, tai Džizekas, Samsonas? Variklis taip, 2 GZ, greičių dėžė, tai komandos draugas Gediminas išbandė šiemet Germotivą, tai galbūt nedėčiau Samsoną, bet neatmetu tos galimybės, kad jos nedėčiau, bet būtų pasirinkimas arba Motiva, arba Samsonas. Samsonas baido vien dėl to, kad kadangi yra dėžių specialistas Max Preišas. Kai laužė, mes visiems sakėm, dėk Samsoną ir bus gerai, tai ne, jis laužė irgi standartus Samsonų, tai lygiai tas pats, nieks nepasikeitė pasi, tai kaip ir baisiu. Pats su dėžė neturėjau jokių problemų visą sezoną suvažiavęs, tai ta prasme mes vidury sezoną ją išėmėm, po gal 4-5 etapų mes išėmėm, nuvežėm aptarnavimą, padarėm aptarnavimą ir važiavom toliau, tai prasme, aš pats asmeniškai negaliu pasakyti. Bet tas pats Levickas yra sulaužęs ir Benas, yra pavyzdžių, kur lūžta. Tai matomai mūsų metalas yra toks dalykas, kur nėra, ko arkliai ir galia ten nesulaužyti, nes mašinos renkamos jau šiuo metu ir šiai dienai, kad važiuotų ant sukibimo, o ne belė, kad važiuotų, tai transmisija visą laiką verkia ir nėra dar tokio sukurta, kad jinai nelūžtų. Juolab metalas šiandien.
Ir kalbant apie kitų metų sezoną, ar yra kažkokie planai, kur planuoji važiuoti, ar dar viskas, taip sakant, šakėm ant vandens? Nėra jokių planų, šakės ant vandens, yra ir pamastymų, kad daryti pertrauką ir jeigu prie svajonių, tai ką norėčiau, tai grįžti į Kingus ir visą sezoną suvažiuoti sąžiningai, ta prasme stengtis, kad nebūtų gedimų ir panašiai, kad visą pilną sezoną suvažiuoti, nes tikrai smagu tenais važiuoti. Pradėkim nuo to, kad renkant šitą kėbulą visi padėjo, tas pats Dima, Šaras, Artūras, visi mano komandos draugų, mano mechanikai, draugai, šeima netgi ta pati dasidėjus, kad ir visi ir komanda taip pat padėjo labai daug su Drift Happens, daug naujovę atvėrė galimybių, kur galėjau pasiekti, netgi to patį Kiprą, kur kažkada, kaip prisiminom, ir šnekėjom su senbuviais, su mano mechanikais, kad čia prasidėjo, kai pradėjom važiuoti pas tą patį AFI. Tai ten Marijampolės aikštelę nuvažiuoji, pašį ir atrodo smagu. Ir ten mūsų radome, kol dar buvo gyvas Kėdainiuose. O dabar mes grįžom iš Kipro, kur net gyvenime negalvojau, nebus tokių galimybių. Tai ta prasme, būkim realistai. Tikrai noriu padėkoti Sandrai, visai komandai, kurie padėjo. Šeima, tau irgi už gražius kadrus ir video filmuojam. Ir prasme, vienas to nebūčiau padaręs su gerai žmonėm ir bendražygiais, kurie eina tą pačią linkmę, nuvažiavam ten, kur esam.